Esame Nemenčinės miškų prieglobstyje, mano projektuotame vienaaukšto name. Labai kviečiu pasižiūrėti mano kurtą interjerą. Projektuojant namą, pagrindinė mintis buvo atskirti dvi zonas, tai yra gyvenamąją zoną ir miegamąją zoną. Todėl namas buvo projektuojamas kaip raidė H. Būtent tas brūkšniukas yra jungiamoji dalis, viena kraštinė yra gyvenamoji dalis, o kitas tas brūkšniukas yra miegamieji. Miegamasis norėjau, kad būtų labai jaukus, kartu ir erdvus, todėl labai daug detalių yra iš medžiagos, lova, tokia megzta jinai, taip pat laikrodis irgi jisai megztas. Norėjau, kad sienos būtų šiltos, kad ne tik dažytos, todėl tapetą pasirinkau tokį pakankamai šiltų atspalvių, jisai irgi tokią turi tekstūrą kaip medžiagos. Norėjau, kad miegamajame būtų romantiška atmosfera. Dėl šios priežasties nusprendžiau kažką padaryti nestandartinio, tai sujungiau vonę su miegamuoju. Priduoda ir jaukumo, ir erdvės labai daug priduoda, bet to rinkau santechniką tokią, kad jinai vėlgi būtų tarsi kažkokia dekoro detalė, tarsi kažkoks elementas gražus. Radau man tinkamą praustuvą, jisai tarsi vaza ir reikėjo surasti baldą, kuris tiktų prie jo. Deja, man to nepavyko padaryti, tai nusprendžiau suprojektuoti pati. Tai yra gipso kartonas, kuris turi tokias nišeles, čia gali būti kažkokiem krepšeliam susidėti ar šiaip kažkokiem reikmenim. Ir jisai yra su medienos stalviršiu. Projektuodama vaikų kambarius stengiuosi atkreipti dėmesį į jų poreikius, į jų interesus. Todėl noriu, kad jie būtų iš tikrųjų maksimaliai saugus, dėl to naudoju tokias medžiagas kaip guminiai šviestuvai, visokie minkšti pufikai, minkšti kilimai. Nėra daug aštrių kampų, kur vaikai gali susižeisti. Čia yra berniuko kambarys, jis yra labai spalvingas. Mergaitės kambarys yra visai kitoks, jis yra romantiškas. Mergaitė jau buvo pareiškusi norą, kad jinai nori princesės kambario. Dėl to jį dariau tokį švelnesnį, romantiškesnį. Mergaitės kambarį naudojau daug visokių romantiškų motyvų, taip pat irgi yra tokių nestandartinių medžiagų, tai yra poroloniniai šviestuvai, kurie irgi buvo pakabinti saugumo vardan. Tai yra darbo kambarys, kuriame aš praleidžiu labai daug laiko, projektuoju, čia gimsta mano visos mintis naujos. Šito kambario stilistika ir jo apstatymą baldais padiktavo stalas, kurio projekto autorė esu aš pati. Kūriausi jį pati dėl to, kad jisai turėjo būti nestandartinių matmenų, man buvo reikalingas labai didelis stalviršis. Vėlgi pakankamai daug įvairių spalvų. Šitą sieną norėjau, kad jinai būtų tamsi tam, kad atskleistų šitų lentynų grožį. Labai puikiai paryškino jų spalvą. Lubos taip pat yra aukštos, dėl to buvo pakabinti dirbtiniai balkiai. Labai mėgstu animacinius motyvus, komiksinius visokius, tai kaip ir visame name jų pilna. Štai tokį parsivežiau. Atrodo, kad ir nieko ypatingo, visiškai gal kažkam atrodys labai banalu, bet man jis pasirodė labai spalvingas, labai nuotaikingas. Labai svarbu darbo vietai buvo didelis langas, pro kurį aš gaunu daug dienos šviesos, natūralios šviesos. Bet atėjus vakarui reikalinga labai daug alternatyvios. Tai yra tokie šviestuvai, kurie galbūt ne visiems panašus į šviestuvus, tokie skulptūriški labai. Čia yra mano pati mėgiamiausia vieta, joje su šeima praleidžiam daugiausia laiko. Tai yra virtuvė. Norėjau, kad ji neišsiskirtų kaip virtuvė su savo visais
techniniais dalykais, turėjomeni gartraukį, šaldytuvą, todėl visą tai stengiausi paslėpti po balta spalva. Pati virtuvė norėjau, kad būtų labai funkcionali, kad viskas būtų lengvai pasiekiama, kad būtų patogu pietaujančiam, sėdinčiam prie stalo. Todėl stengiausi, kad būtent gaminimo principas būtų toks, kad gaminu, papjaustau, paserviruoju ir tiesiog paduodu. Virtuvės baldus nusprendžiau projektuoti pati, tam, kad man jie būtų patogus, kiek įmanoma labiau. Norėjau būtent to sujungimo stalo su sala, nes man jis pasirodė labai logiškas ir iš principo niekur negalėjau to rasti. Projektuodama namą nusprendžiau, kad noriu virtuvę sujungtos su gyvenamuoju kambariu. Todėl padariau tokią dalinę pertvarą, tai yra židinys pusaukštis, kuris skiria gyvenamąjį kambarį nuo virtuvės. Ir štai yra ta patalpa didžioji, kurioje yra tikrai labai aukštos lubos. Lubos yra šlaitinės, virtuvė yra žemesnės lubos, ši čia yra aukštesnės. Kambarys stengiausi, kad būtų spalvingas. Nėra tos labai chaotiškos, rėkiančios spalvos, jos šiek tiek yra prislopintos pilkais tonais, bet jos vis tiek yra sumaišytos, foteliukai yra vienos spalvos, sofa yra kitos spalvos ir tai tokį derinį žaismingą sukuria. Čia yra mano projektuota biblioteka. Tai norėjau, kad būtų pasidėjimo knygom, aksesuaram, nes labai daug ką vežuosi iš užsienio, noriu juos paeksponuoti. Draugai ateina ir juokiasi, sako, kaip tu ten kažką padėsi. Tai iš tikrųjų pasidedi kopėčias ir pasidedi. Yra vis tiek tų knygų, kurias ne visą laiką skaitai ir kurios galbūt gali pailsėti ten kokius metelius. Didelę dalį aksesuarų atsivežu iš parodų, iš užsienio, iš kelionių. Ir iš tikrųjų labai mėgstam savotiškai kolekcionuoti šriftus, kurie reiškia iš tikrųjų mums labai daug. Tai yra sakiniai, eilėraščiai, kurie būtent yra kažkokie artimi, sakiniai su kažkokia potekste, atitinkančia mūsų gyvenimo būdą. Kadangi turim 2 mažamečius vaikus, labai svarbus buvo praktiškumas. Dėl šios priežasties rinkomės praktiškus audinius, tai yra Alcantara audinys, kuris yra iš tikrųjų labai praktiškas, labai lengvai prižiūrimas, jisai tarsi versta oda, bet tai yra medžiaga, jinai labai šilta ir labai maloni. Kilimai yra karvės kailis, kad nebūtų labai standartiška, rinkausi juos vienspalvius ir derinau tarpusavyje. Interjerų projektavimu užsiemu jau kokius 4-5 metus. Tikrai labai myliu savo profesiją ir darau viską labai nuoširdžiai. Galbūt neturiu to konkretaus stiliaus, vadinu visą tai eklektika. Šitie mūsų namai yra jau ne pirmi ir ne paskutiniai. Iš tikrųjų, tai yra savotiška kūrybinė dalis gyvenimo. Įrengti būstą, jame pabūti, jame pagyventi, palikti savo kažkokį antspaudą, žymę ir tiesiog kaip išgyventą ir išdirbtą meno kūrinį parduoti. Turbūt pagrindinė mano gyvenimo svajonė, mano noras didžiausias, tai būtų tiesiog nesustoti vietoj, tobulėti, plėsti savo žinių ratą. Būtent tas ir padeda sukurti vis tobulesnius objektus ir gyvenimas labai spalvingas ir nenuobodus.